Toks vaizdas iš balkono ryte. Visai neblogas. Na, aišku, ne į jūrą, bet irgi neblogai. Atrašė iš valčių firmos, sakė, kad šiandien bus turai. Tai grįšim atgal į Lagos miestą. Tai gavosi, kad veltui čia važiavam. Galėjom lyg nakvoti tenais. Na, iš kitos pusės dabar iškart iš ryto apžiūrėsim čia kelis taškus. Ir labai tikiuosi, kad pavyks paplaukti, nes iš nuotraukų tai super gražu. Kas jau galvojat namie dėtis va tokius šildytuvus, oras, kur, per kondiškę šildo grubiai. Tai nesidėkit, nes visiškai nesąmonė, jau ne pirmą kartą Portugalijoje sutinkam juos. Esmė kame, šiaip šildo orą, tai pakankamai gerai, bet kambarys neprišyla, kodėl, nes elementari fizika, šiltas oras kyla į viršų, šaltas apačioj, tai jeigu būtų tas daiktas apačioj, tai tada būtų kambarį šilta, viskas tvarkoja, oras maišytųsi pats. O dabar gaunasi šiltas oras lieka viršų ir jis tiesiog tą patį orą per save cirkuliuoja, tą patį orą šildo. O čia vat apačioj, kur lovos lygis, ten vis tiek šalta. Tai arba statyti kažkokį tai ortakį į apačią, arba kažką tokio, bet taip, nežinau, nebent šildyti labai ilgai, nenutraukti šildymą, tada gal per daug laiko gal automatiškai tas oras išsimaišytų ir kaip nors prišiltų, bet taip tai ne. Atvažiavam čia, tiesiog miestelėje toks iškišulys, o čia kažkokia tvirtovė. Pasirodo mokama ir net 10 eurų, o čia realiai nieko nėra, nei kažkokios ten didelės pilies, nei ką, tai tiesiog kad praeit apiplėšimas. Nemokėsim tikrai, buvom žymiai gražesnėse vietose ir nemokamai. Taip ta tvirtovė atrodo iš išorės. Ir dabar važiuosim va ten faktiškai pats Portugalijos kampas. Kažkoks simbolinis ženklas. Gal čia kokie dviračių žygiai, čia prasideda. Čia atvažiavom į tą tolimiausią kampą, bet čia stovi švyturys ir aplinkui jį niekur nepraeisi. Į vidų irgi neįeisi, uždaryta, neaišku koks darbo laikas. Google'as lyg rašė, kad lyg nuo 10, bet lyg šiandien ir nedirba. Tai nelauksim. Čia vis tiek vaizdai gražus. Aplinka čia tokia įdomi, jokių medžių, vos žymi krūmai, pastatų irgi nėra. Šiek tiek primena Nordkapą, tik kad šilčiau. Šiame kampe labai daug kemperių, daugiausiai iš Vokietijos, bet yra iš kitų šalių. Turbūt kas neragavęs kemperių galvoja, kad čia toks maždaug ekonominis būdas keliauti, kad ten skraidyti lėktuvais, nuomotis mašinas, miegot viešbučiuose, kad čia yra brangu. O vat kemperiai žmonės keliauja, kad sutaupyt. Bet iš tikro paskaičiavus, kiek kainuoja vien kūras kemperiui, nes, pavyzdžiui, tas didžiausias kemperis su alkove, tai jis ten 13-15 litrų dizelio valgo. Tai čia yra žiauriai daug. Jeigu neturi kemperio, tai nuoma kosmoso kainuoja. Buvo tokia mintis, kad čia atskridus išsinuomoti kemperį, bet ten patys ten pigiausiai iš privačių žmonių seniai ten apgriuvę tam laikotarpiu, kai mes čia būsim, čia kokį gal 10 dienų, tai nuo 1000 eurų, o tokie, kur firmos nuomoja, ten apynaujį, tai apie 2000 eurų. Tai čia paimk, suskaičiuok visas mūsų išlaidas, nuomas, viešbučius, restoranus ir taip toliau, tai čia gaunasi žymiai pigiau. Jeigu, pavyzdžiui, važiuoti iš Lietuvos, dar kiek dienų reikia, kad ir Lietuvoje kemperių nuoma, kad ir pigesnė vis tiek kainuoja kūras, tai čia gerokai brangiau gaunasi kemperis, bet vis tiek norėčiau pakeliauti ir su kemperiu kada, nes tai visiškai kitoks keliavimo būdas. Nuo nieko nepriklausai, nuo jokių lėktuvų, nuo jokių ten nuomų ir taip toliau. Važiuoji kur nori, stoji nakvot kada nori, gaminiesi maistą pats, kiekvieną naktį savo lovai, savo patalinį. Tai ir galėjai sustot kažkur tai tokioj vietoj, kaip čia, ir atsibus su vaizdu į
į vandenyną, kur jeigu nori tokio viešbučio su tokiu vaizdu, tai kainuos gerokai brangiau negu paprastas viešbutis. Tai yra tame tikrai savo to kaifo, kai važiuoji kartu su mažu vieno kambario butu, bet tas tikrai kainuoja. Iš kur toliausiai esat mašinų matę? O, čia stovi mašina. Iš Australijos, įsivaizduoja. Toje Verlanderių grupėje esu, tai jie ten gan daug kas ir iš Amerikos, ir iš Australijos čia atsiplukdo mašinas ir keliauja čia kokį pusmetį ten per Europą, per Aziją. Basically, the end of the 17th century. They rebuilt basically. Go to the house on top of the things together in a very different area and it's together on the wall. Okay, so all of that is from the house, it's private. If you want to buy it, it's for sale. Only 27 million euros. Vakar vakare, kai jau temo, tai buvom ten viršui. Visgi pamilavau, čia buvom vakar. Maybe we can see the colors of the rock from the body. Ja, kaip supratot, gavom visgi pasiplauti We are in the valtim. middle tide, it's coming down. When it's low tide, we cannot be here with the boat. There's basically no water. Nerealiai gražus vaizdai. Parašėm keliom firmom. Šitą pirmą atrašė, tai užbukinom internetu, apie 23-4 eurų žmogui. Tikrai to vertų, čia realiai gal net kokį ir 100 eurų verta būtų sumokėti. We're glad you can see some octopus. Look to the top. Hey, go get the camera, babe. Yeah. The face is looking good, Jen. Yes? No? Gydai prikolina, kad čia Titanikas, o čia aisbergas. Tiesiog pasakiški vaizdai. Visiems rekomenduoju 100%. O čia dramblys. See it? But they're here, especially in the summertime, all Sundays. The original? If you want to visit this area, behind the lighthouse, you'll find it fine. You can see the lighthouse in the stairs. Once you get inside, to the right side. Through the rocks. Tiesiog be žodžio, ant kiek čia nuostabu ir fantastiška. Labai čia jau stipriai banguoja.
Kausulė. Takis ir nors. Biškį davė gaziuko, prieš tai buvo davė, nespėjau filmuoti. Pasakysiu taip, apsimoka tiesiog atskristi Portugaliją, atvažiuoti čia, pasiplaukiot valandą su valtim šito maršrutu ir išskristi atgal. Nesakau, kad daugiau Portugalijai įdomu, tikrai įdomi šalis, tikrai yra daug ką žiūrėti, galima čia ir mėnesį važinėti, bet blemba, čia tiek nerealu šitas pasiplaukiamas, kad tiesiog neturiu komentarų, tiesiog vien dėl jo apsimoka į Portugaliją keliauti. Tiesiog pasakiški vaizdai. Šiandien dar ir oras tobulas, ne karšta, ne šalta, saulė šviečia, nelyja, biškį ir gazą paspaudėm. Važiuojam pakeliui į kalną, radom restoraną. Čia du restoranai, vienas uždarytas, kitas aukščiau atidarytas. Kainos plius minus kaip visur. Na, aišku, yra ir brangių patiekalų. Mes paimsim, čia yra toks turisto komplektas, 18 €. Duona, desertas, gėrimas, žodžiu, visai apsimoka. O kas svarbiausia, čia sėdim su tokiu vaizdu. Tai aš manau, kad kaip už tokį vaizdą kainos tikrai neblogos. Aišku, ne biudžetinis papietavimas, bet tikrai, manau, verta. Ten matosi vandenynas, iš kur atvažiavam. Atnešė starterius ir atnešė vyną, galvojom bus taurė, o pasirodo buteliukas. Neilgo, ką reikėjo palaukti, galiausiai atnešė. Čia vištiena už 13 €, o čia putpelė už 9 €. Šiaip rekomendavo vištieną, čia jau tipo vietinis patiekalas. Tai taip įdomi, paklausiau dėl garnyro, paklausė ar pulvytės ar ryžiai, pasakiau ryžiai, tai atnešė su abiem. Tai įdomu, paskaičios papildomą ar nepaskaičios. Papietavom gan ilgai, bet visai skaniai, ta putpelė tokia sudžiūvusi buvo. Gal nelabai skaniai, vištiukas tikrai skanus, bet mažoka porcija. Bet tai su vynu, su tokiu vaizdu ir su desertu dar 27 € ant 2, tai tikrai pasaka. Kas įdomiausia, ten padavėjas, šiaip visi darbuotojai tikrai tokie pagyvenę. Ten jauniausiai gal buvo iš vaizdo, nežinau, gal 60, o tą, kur bus aptarnavo, nežinau, atrodė kokie, bijau sumeluot, bet kokie gal 7-5, kažkas tokio. Ir matėsi tokios malonės, stengiasi viską, tai tikrai patiko. Pakeliui į kalną tokia apžvalgos aikštelė. Na ir pats kalnas, šiaip nedaug, 902 metrai. Bet taip atrodo, lyg būtų daugiau, lyg 1,5 kilometro. Gal dėl to, kad čia vienas toksai kalnas aukštas, čia aukščiausia viršukalnė šito pietų Portugalijos regiono. Bet tiesą sakant, iš tos aikštelės, kur ką tik buvom, tai ten kažkaip vaizdai man labiau patiko. Daugiau visko plačiau matėsi. Stava matosi ir pats kampas Portugalijos, ir tie visi miestai, kur buvom.
Grįžom prie Atlanto vandenyno iš vakarinės pusės. Net nežinau, kur gražiau, ar iš viršaus, ar iš apačios. Nu, bet kokie atveju vaizdai pasakiški. Tiesiog tobulas saulėlydis. Problema tik tame, kad liko vos porą minučių filmavimo atminties korteliai. O tik dar filmuoti ir filmuoti, ypač kai visur tokios grožybės. Pabandysiu paieškoti, gal rasiu, kur atminties kortelę nusipirkti. Ne kosminė kaina. Nežinau, kaip matosi video, bet labai daug paukščių skrenda. Važiavom čia į savo rajoną. Galvojau, čia laiptinė, o čia jau šito kaip ir hostelė, ne hostelė, žodžiu. Čia turėtų būti mūsų kambarys. Kaip studija vadinasi, kaip nuotraukose. Aišku, tokia irgi vietom padrožta. Ten buvo 3 studijos, labai panašios. Kaina ta pati. Pasirinkom šitą, nes buvo nuotrauka su langu ir pro langą matėsi vidinis kiemas, ten žolės ir taip toliau, žodžiu, kad ne į gatvę langai. 35 eurai. Realiai čia šiandien kažkaip šitoj pusėje su nakvynėm ne kažką. Nu, bet už tą turim virtuvę, už tą kainą, tai, kaip virtuvė. Tokia vat bazinė.